Labadiena, aš esu Asta Dudurytė ir jūs matote, žiūrite antrąją tinklalaidę Važiuojam. Šiandien su manim važiuos susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė, sveiki. Labadiena. Ir kolega Lukas Paškevičius. Labas, Asta, labas. Iš tikrųjų, netaip ir svarbu turbūt, ar laba diena, ar labas rytas, ar labas vakaras. Mes labai džiaugiamės iš ties, kad jūs klausotės mūsų, galbūt žiūrite mus. Ir iš tiesų, antrą tinklalaidę Važiuojam, turim šiandien nemažai apie ką pasikalbėti. Dovilė Sujetaitė iš tikrųjų žmogus, kuris 12 metų yra viešajame sektoriuje, tai turi ką papasakoti. Visai neseniai pradėjo darbą susisiekimo ministerijoje ir kuruoja kelius, vandenį, matome ekrane laivelį. Tai iš tiesų nemažai apima sričių viceministrė, bet Dovilė vis tiek tas pirmasis klausimas. Ekrane laivelis, kabinete dar mašina, nes keliai kuruojami, autobusai, o kas prie širdies? Prie širdies darnus judumas, kompleksinės priemonės, įvairios transporto priemonės. Manau, čia yra tas ir pačios prioritetas tiek darbe, tiek ir kasdieniniam gyvenime išnaudoti kuo daugiau transporto priemonių, kombinuotą transportą naudotis, tai ir geležinkeliai, ir automobiliai, ir autobusai, ir dviračiai, ir paspirtukai. Mes tikrai komplekse viską žiūriu ir visomis transporto priemonės stengiuosi naudotis. Važiuoju darniai. Jūsų sritis yra iki šiol pakankamai vyriška. Aš kalbu ir apie kelius, ir apie uostų veiklą ir taip toliau. Ten daug dirba vyrų. Ar šis sritis jums buvo svetinga? Na, kol kas daugiau nei mėnesį tik tai dirbate, bet ar svetingai jūs priėmė? Iš tikrųjų, griaunam stereotipus, kad apie kelių infrastruktūrą, tas kietasias investicijas, žodžiu, toje srityje dirba daugiau tik vyrai. Bet tendencija yra tokia, kad tikrai daug yra ir moterų, kur yra inžineriją studijuoja ir dirba ir tuose pačiuose kelių tiesimo įmonės, ir projektuotojų, ir uoste taip pat. Tai nėra vien taip, kad čia vien vyrų. Taip yra tas stereotipas, bet man pačiai iš tikrųjų, kadangi ne pirmus metus dirbu šitoj srity, tai aplinka irgi yra žinoma ir tas svetingumas tikrai buvo svetingai priimta, aš taip manau ir taip jaučiu. Ir nors taip tikrai ir ministerijos komandoje yra dauguma, kaip sakant, vyrų, bet aš manau, kad mano tas irgi atsiradimas kaip viceministrės kuruojančios kelių transporto klausimus pirmą kartą Lietuvos istoriją duos tam tikrą didesnį, spartesnį teigiamą postumį siekiant tų mūsų bendrų tikslų gerinti infrastruktūrą Lietuvoje. Keliai, infrastruktūra ir daug begalės dalykų, tiek sudėtingų finansinę prasme, tiek sprendimų prasme iš tikrųjų. Vairuojate pati, ar ne? Taip. Įsivaizduojate tą kelių būklę? Daugiau nei 15 metų patirtis vairavime. Taigi, jūsų koks požiūris yra ir koks jūsų iš tikrųjų noras būtų, kalbant apie kelius, apie kelių infrastruktūrą? Kelių fondas jau yra ir numatyta šiame biudžeto projekte milijonai kelių fondui, tik aišku, ne ta suma, kuri planuota arba norėtųsi, ne milijardas. Taip, bet norėčiau pradėti nuo to, kad mes tikrai labai turim valstybėje didelę kelių infrastruktūrą. Valstybinės reikšmės keliai, bendras tinklas sudaro daugiau nei 21 000 kilometrų. Taip pat turim 1,5 tūkstančio tiltų viadukų, daugiau nei 2000 dviračių takų. Tai tikrai labai didelis valstybės turtas, didelė infrastruktūra ir turim finansavimą tokį, kokį turim. Aš čia norėčiau užakcentuoti, kad nepaisant to, kad kelių fondas yra 179 milijonai planuojami kitąmet, bendras finansavimas keliams yra 815 milijonų ir jisai yra didesnis negu suplanuota 2025 metais.
Taip, girdim, kad tas lūkestis nėra iki galo atlieptas ir to finansavimo poreikio tikrai reikia didesnio. Mes ir dirbam tam, kad sukurti tą tvarų finansavimą. Ir čia yra kuo pasidžiaugti. Mes anksčiau neturėjom tokio fondo. Ir jisai pradeda veikti 2026 metais. Pradeda veikti net su 179 milijonais eurų. Mūsų ambicija taip yra didesnė ir mes turėsim pasiūlymų ir ateinančiais metais, kaip tam fondą papildyti. Taip pat nepamirškim, kad nuo 2027 metų pradžios turi startuoti elektroninė kelių rinkliava, kuri tikrai ženkliai papildytų fondą, apie 200 milijonų eurų tikrai būtų ženklus pastumėjimas ir gerinant kelių infrastruktūrą. Tai yra tikrai planų, tame tarpe mes negalim ir apleisti savivaldybių kelių, nes mes, kaip sakant, irgi planuojam tą bendrą kelių finansavimą ir planuojam finansavimą tiek valstybinės reikšmės keliams, tiek savivaldybių keliams. Tai savivaldybių keliai irgi taip pat yra svarbus ir mes neturim pamiršti ir jų poreikių ir kitais metais mes irgi stengiamės išlaikyti bent tą finansavimo lygį, kad jisai būtų irgi pakankamas, tai 206 milijonai irgi yra tikrai nemaža suma, ką planuojama skirti ir savivaldybių kelių tiek vystymui, plėtrai, tiek priežiūrai. Bet ar viskas iš tikrųjų atsiremia į pinigus? Nes, kaip ir ministras sako, stiklinė pusiau tuščia, pusiau pilna, mes taip galime žiūrėti į naująjį kelių fondą. Ir dažnas Lietuvos regionų gyventojas, pasižiūrėjęs, iš tikrųjų pasakytų, duokite daugiau pinigų keliams ir jie bus geresni, jie bus tobuli. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Iš tikrųjų, kad norint sutvarkyti infrastruktūrą, taip reikia lėšų, kad mes galėtume tą padaryti. Tikrai problema yra, kad kelių būklė yra gana prasta, tai tą tikrai kiekvienas galim matyti keliuose išvažiavę, bet tikrai tas finansavimas, jisai turi augti ir mes judam link to 1 milijardo, tai aš matyčiau čia ir tam tikrą pozityvą, bet suprantu ir gyventojų poreikius, bet mes kiekvienos gatvės, kiekvieno kelio tikrai neišasfaltuosim, kiekvienos duobės nesutvarkysim, 100% kelių idealios būklės tikrai neturėsim, nes vėl grįžtu prie to klausimo, kad labai didelis tinklas ir nebūsim ta unikali šalis su tais idealiais keliais, bet mes turim tikrai gerinti tą kelių būklę ir tolygiai kiek visoje šalyje toks yra tikslas ir tą mes darom tiek remontuojant magistralinius kelius, tiek krašto, tiek rajoninius, tiek savivaldą tvarkant kelius, bandom tikrai atliepti tas skaudžiausias vietas tvarkyti, ten, kur tikrai yra ir didesnis intensyvumas, kur žmonės daugiau naudojasi keliais, kur yra tikrai prastos būklės, reaguojam čia ir dabar, tvarkom tą, ką reikia tvarkyti iš tų esamų finansų, ką turim ir tuo pačiu mes ir turim ir žvyrkelius asfaltuoti. To jau turėtume pamatyti žvyrkelių žemėlapį. Jis yra interaktyvus, mes matome jo čia nuotrauką, jis yra lengvai prieinamas internete ir mes matom, kiek tų žvyrkelių yra suplanuota, kur norėtų yra tos mėlyni taškeliai, kuriuos galbūt mato mūsų žiūrovai, jie ir yra tie žvyrkeliai, kurių reikėtų Lietuvoje, kuriuos reikėtų tvarkyti, asfaltuoti ir taip toliau. Aš norėčiau viceministrė jūsų paklausti, jūs kurios idėjos arba minties šalininkė, ar kad didesnį dėmesį ir finansinį dėmesį reikėtų skirti žvyrkelių tvarkymui, ar vis dėlto sutelkti dėmesį į jau esamų kelių infrastruktūros remontus, tiesimus, plėtrą? Šitie du tikslai, jie neturėtų vienas kitam prieštarauti ir mes tikrai žiūrim į kelių infrastruktūros plėtrą tvarkymą kompleksiškai. Mes tikrai negalim pamiršti ir tų žmonių, kurie ten dešimtmečius gyvena miesteliuose ir turi per miestelio centrą žvyrkelį ir laukia to gero kelio.
nenori kvepuoti dulkėmis ir kažkaip, žodžiu, kenkti toliau ir savo sveikatai ir panašiai. Tai mes tikrai turim kalbėti ir apie žvyrkelių asfaltavimą ir aš labai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais realiai prasidėjo darbai, valstybinės žvyrkelių asfaltavimo programos darbai. Iki šiol buvo programa, bet jinai buvo be finansavimo. Tai kadangi buvo rastas finansavimas 20 milijonų eurų, kitais metais taip pat bus tęsiama programa ir bus finansavimas suplanuota ir tikrai kiekvienas žmogus jau 2026 metais savo savivaldybėje pajaus tos programos realius rezultatus. Mes per artimiausius 3 metus tikslas yra 160 km žvyrkelių įasfaltuoti pagal suplanuotą finansavimą, galbūt ir daugiau bus, bet mes matom, kad su turimu finansavimu mes galima judėti ir greičiau, nes atpigo tam tikri ir darbai kilometro kaina ir tam tikros technologijos prisideda, kas paspartina visą procesą. Ir tos programos tikslas yra taip, kad kiekvienoje savivaldybėje bent po vieną žvyrkelį artimiausiais metais bus išasfaltuota, sudaryta prioritetinė eilė ir visi galės pamatyti realius darbus. Ir artimiausiais metais, 2026 metais, apie virš 60 km bus jau išasfaltuotų žvyrkelių. Na, ne tiek daug, bet žingsnis į priekį. Žingsnis į priekį, taip. Ir tikrai dar sekančiais metais ir dar kitais metais bendras tikslas per artimiausius metus yra 160 km, bent 160 km, kas tikrai yra neblogai. Turime ir daugiau tokių strateginių, galima sakyti, tikslų, nes, na štai, Kauną ir Varšuvą jau sujungė moderni automagistralė Via Baltica. Pradėta apie ją kalbėti buvo dar 2015 metais, tai yra prieš 10 metų. Dabar mes jau kalbame apie Kauną ir Rygą, kad sujungsime ne tik, dvi sostinės, laikinai mūsų buvusią sostinę Kauną su Varšuva, bet ir tą pačią laikinąją sostinę su broliukais Latviais. Taip, tai tikrai labai svarbus strateginis mūsų šalies kelių infrastruktūros projektas Via Baltica. Labai smagu, kad mes jau esam pilnai sujungti su Varšuva, Kaunas ir eismas pilnai paleistas. Tikrai tas Baltijos šalių junglumas su vakarų Europa yra labai reikalingas ir jisai vyko. Ir turim taip ambiciją toliau tą projektą tęsti ir iki pat Rygos 2030 metai. Ir labai tikiuosi, kad mes turėsim pilną Via Baltikos tą trasą Ryga. Varšuva. Ir čia žinia visiems tiem, kurie sako, pas mus blogi keliai, o štai Lenkija kaip susitvarkė. Tai va, prašau, judam link Lenkijos ir pamatysim savo lietuviškąją atkarpą, kuri turėtų tęstis iki Latvijos sienos. Sako, kad lietuviai, čia esu keliavęs su ministru į Lenkiją ir pats mačiau, kaip atrodo Lenkijos keliai, automagistralės iš tikrųjų labai puikios, bet tie regioniniai keliai, šiek tiek dar reikėtų ten pasistengti. Mes Lietuvoje iš tiesų, aš manau, nemažai dedam pastangų, kad ir regionuose turėtume gerą situaciją. Pavyzdžiui, galim kalbėti turbūt apie Molėtai Utena, irgi kelią, kur žmonės keliauja į savo sodybas, prie ežerų. Ten irgi turbūt turim gerų naujienų. Taip, pagaliau tas vadinamasis kelias Betonikė, kur apipinta visa istorija yra ir daug ilgai žmonės laukia, kol jau turės tą tikrai gerą kokybišką kelią. 2026 metai mes pilnai būsim pasirengę ir turėsim viso kelio ruožo finišą. Ir jūs tame finiše galėsit sudalyvauti, nes jisai labai jau artimas iš tikrųjų. Taip. Via Baltikos, 5 metų. Uždarysim šitą, kaip sakant, blogą istoriją ir turėsim tikrai gerą kokybišką viso kelio atkarpą. Ir tikrai labai džiugus rezultatas. Ką reikia pažymėti, kad ne vienerios vyriausybės buvo, kaip sakant, darbų prioritetų sąraše ir džiugu, kad mes tęsim ir galėsim jau kitais metais turėti galutinį rezultatą. Jeigu apie kelius kalbam, tai reikėtų ir apie saugų eismą pakalbėti. Tai irgi yra jūsų sritis. Ir turime viziją 0. Vieni daugiau girdėjo, kiti galbūt mažiau, bet principas jos yra labai paprastas.
kad nebebūtų žuvusių keliuose iki 2050 metų. Tolimas laikas, bet einant mažai žingsneliais ir, kaip suprantu, gal Lietuvai ir sekasi šiek tiek judėti tą linkme. Na, negalima, aišku, sumažinti tos statistikos, tų žuvusių vis tiek yra, bet yra miestų, regionų, kurie tą įgyvendina. Ir jūs pati tikite viziją 0? Be abejo, tikiu ir manau, kad 2050 metai yra labai toli. Aš tą viziją matyčiau dar anksčiau, mes turėjom prieš porą savaičių ekspertinę ir politinę kartu diskusiją ir matydami tikrai pozityvių rezultatų, kad bendrai eismo saugos situacija Lietuvoje per pastaruosius 5 metus gerėja. Mes sumažinom beveik 3/3 žuvusiųjų keliuose skaičių, kas yra pozityvu, bet kita vertus jų dar yra. Kiekviena gyvybė yra labai svarbi ir mes turim dėti visos institucijos pastangas, nes čia ne vien susisiekimo ministerijos klausimas, čia ir policijos departamentas veikia, ir įvairios kitos tarnybos, ir kompleksinės priemonės gali padėti ir visų institucijų pastangos padėti siekiant to bendro tikslo, kuriuo tikrai aš labai tikiu. Ir eismo saugumas tikrai yra irgi iš mano srities vienas iš prioritetinių klausimų. O aš matau tokį užburtą ratą. Norim, kad mažėtų žuvusiųjų nelaimių skaičius iš tikrųjų keliuose, bet tuo pačiu norime, kad gerėtų keliai, ar ne? Gerėja keliai, gerėja automobiliai, didėja greitis ir vėl viskas sukasi tuo pačiu ratu. Kuo atrodo geresnės eismo sąlygos, tuo daugiau yra tų nelaimių. Kelių būklės gerinimas tai yra vienas iš saugumo elementų. Mes turint kokybiškus saugius kelius ir užtikrinam tą eismo saugumą. Jeigu mes turėsim blogos kelios būklės, tai žinoma, kad taip, žodžiu, pavojingos bus sąlygos važiuoti. Kiek greitį paminėjot, kiekvienas vairuotojas yra tikrai atsakingas pasirinkti tą saugų greitį. Ir tai neturėtų būti priešprieša tarp to didelis greitis, kokybiška infrastruktūra ir, žodžiu, kad kažkokius eismo įvykių skaičių tai galėtų padidinti. Priešingai, aš manau, kad tai kaip tik padeda kelių infrastruktūros gerinimas, užtikrinti tą saugumą keliuose, o dėl pačio greičio kiekvienas vairuotojas turi įsivertinti tą saugų greitį. Lapkričio pabaigoje mes kaip tik turėjome ir apdovanojimus. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje įsteigėme Vizija 0 apdovanojimą ir jį įteikėme gražų tokį kelio ženklą Jonavos savivaldybei, nes ten pagal praėjusių metų statistiką turim 0 žuvusių keliuose, tai reiškia jau atitinka 2050 metų viziją ir dar Jonava sugebėjo daugiausiai iš visų šalies savivaldybių sumažinti sužeistųjų skaičių. Tai einame turbūt gerą linkmę ir daugiau savivaldybių galbūt gali tapti pavyzdžių. Tikrai taip, labai pozityvus rezultatas, ne tik Jonavoje, bet 18 savivaldybių pastaraisiais metais nebuvo nei vieno žuvusio žmogaus. Tai tikrai tas vizijos 0 siekimas jau atrodo visai netoli. Tai žingsnis po žingsnio ir aš manau, kad tikrai mes pasieksim greičiau negu 2050 metai. Būtų toks tikslas ir pozityvų rezultatų mes jau turim čia ir dabar. Tai tikrai savivaldybių pastangos ir tai, ką jos irgi daro savo kiekvienoje savivaldybėje, kompleksinės priemonės įgyvendinti, jau matom, kad irgi duoda rezultatų. Tai manau, jeigu tokį tempą palaikysim, viziją 0 turėsim žymiai anksčiau negu 2050 metai. Štai pažadas mūsų tinklalaidėje iš viceministrės. Tai pasižiūrėsime, ar tai pavyks. Visi suprantam, kad viceministrė prie kiekvieno automobilio nestovės. Mes vėl grįžtam prie to, iš tikrųjų. Patys esame atsakingi. Ir aš visą laiką sakau tiems, kurie mėgsta paburnoti ant įvairiausių salelių kelyje, ar ne, mėgančiųjų tų policininkų vadinamų, ant greičio ten reguliavimo įvairiausių renginių. Visą laiką sakau, bet čiagi dėl mūsų iš tikrųjų. Na ir pristabdom, važiuojam, bet važiuojam saugiai. Iš tikrųjų, visa tai ir orientuota į eismo saugumą. O aš dabar prie kitos temos norėčiau prieiti ir šiek tiek prie kitos ryties. Kada paskutinį kartą plaukėte laivu? Senokai, prieš porą metų, žinokit, senokai.
bet vis tiek prie jūros teks nuvažiuoti, ten apsilankyti ir truputį Labai užteko. noriu, labai Ir laukiu. einame prie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir štai šita strateginė įmonė atrodo tolėliau nuo Vilniaus, bet taip pat yra susisiekimo ministerijos srities įmonė ir šis sritis kuruojate jūs. Taigi, kaip įsivaizduojat patį uostą, jo darbą, jo plėtrą? Tai Klaipėdos uostas be abejonės yra mūsų valstybės ekonomikos variklis, jisai generuoja daugiau nei 6% bendrojo vidaus produkto. Tai yra tikrai mūsų strateginė įmonė, ne tik kaip žiūrim iš susisiekimo ministerijos lauko, bet apskritai valstybėje svarbus valstybės turtas, kurį mes turim puoselėti, rūpintis ir vystyti. Ir tikrai yra labai daug ambicijų ir realių planų, ką su Klaipėdos uostu norime toliau daryti ir vystyti pietinę uosto dalį ir iki 2028 metų ją įveiklinti nauja 100 hektarų teritorija, naujos galimybės verslams, privatiems investuotojams, naujos darbo vietos. Tai tikrai turim pozityvių, kaip sakant, idėjų ir realių darbų, realių projektų ir šiam tikslui mes turim ir parengę net atskirą įstatymą, kur tikimės ir Seime palaikymo pritarimo ir manau, kad tai tikrai prisidės ta plėtra prie dar didesnio uosto indėlio tiek į mūsų valstybės ekonomiką, tiek stiprinant uosto konkurencingumą, augimą ir be abejo uostas turi ir kitų puikių iniciatyvų, darbų, ką irgi norėčiau paminėti. Ta pati plėtra prisidės ir prie karinio mobilumo dalykų, nes bus irgi padarytos, kaip sakant, galimybės atplaukti ir turėti tą infrastruktūrą pritaikytą ir kariniams laivams. Ir bendrai terminalus naujus turėsim modernius ir taip pat dar ir pramoginiams laivams bus sukurta marina, kur galės apie 500 pramoginių laivelių prisišvartuoti. Tai čia vieni iš tų tikrai tikslų, kur mūsų dėmesys bus šitai temai palaikomas ir tikimės, kad pavyks tai įgyvendinti. Kalbant apie uosto plėtrą, vis dėlto yra dalis gyventojų, iš tikrųjų, kurie išsako susirūpinimą, nerimą, kaip teks gyventi tarp besiplečiančio uosto. Jums teko susitikti su gyventojais. Ar pavyko įtikinti juos arba sumažinti tą jų nerimą? Tai ministras tikrai kalbasi su gyventojais, mes taip pat, aš pati irgi žinau įvairius klausimus ir poreikius, ką gyventojai išsako, kokį rūpestį su Klaipėdos miesto savivaldybė kalbame su visais partneriais, nes tikrai suprantam ir gyventojus, kad ta plėtra ne visada visiems patinka ir bandom tikrai rasti tas ir kompensacinės priemonės gyventojams dėl pačio uosto indėlio į miesto gyventojų gerbūvį, tiek tvarkant viešasias erdves, tiek tai sukuriant tam tikrą žaliasias zonas, tiek diegiant visokias apsaugos priemonės nuo triukšmo, nuo oro taršos. Tai tikrai tas dialogas su gyventojais vyksta ir tikimės, kad pavyks rasti tą geriausią sprendimą. Tikrai suprantam, kad visi patenkinti nebus, bet turim žiūrėti iš valstybinės pusės, nes ta plėtra jinai vis tiek sugrįžta ir mums per tam tikrą ir ekonominį augimą, ir taip pat tam tikrus ir darbo vietų sukūrimus. Tai žiūrim tikrai, darydami tam tikrus planus, įsivertinam ir girdim gyventojus ir tikrai bandom atliepti jų lūkesčius ir poreikius. Grįžta net tam pačiam klaipėdiečiui, nes Klaipėdos uostas iš tikrųjų bendradarbiauja su savivaldybė ir net ir geresni keliai turbūt Klaipėdoje yra dėl to, kad ten yra Klaipėdos uostas. Taip, uostas kiekvienais metais skiria finansavimą tų pačių kelių tvarkymui. Taip pat mes turim tokį lūkestį kaip ministerija, kad Klaipėdos uostas kartu su savivaldybė Klaipėdos miesto pasirašytų bendradarbiavimo susitarimą, socialinę programą, kur gyventojai irgi matytų, kaip uostas prisideda prie tam tikrų priemonių įgyvendinimo, gerinant socialinę infrastruktūrą mieste. Aš žinau, kad Lukas turi tokią slaptą svajonę kažkada turėti savo laivelį.
ar jam atsirastų vietos ir kalbėkime apie mažuosius uostus, uostelius, kokia jų plėtra numatoma. Galbūt daug nėra žmonių pas mus, kurie jaustų poreikį turėti tokį mažą uostą prisišvartavimui, jachtai savo. Tikrai girdim ne tik kolegos Luko norus ir ambicijas, bet girdim poreikį ir iš visuomenės. Ir kaip atėjau į ministeriją, nebuvo jokios strategijos šita tema, gairių, nieko. Ir mes ką dabar darom, tai telkiam tuos pajėgumus. Kitaip sakant, kviečiam socialinius, ekonominius partnerius, savivaldybės. Čia labai liečia ir savivaldybės, nes ir savivaldybės turi planus vystyti tuos uostelius ir savo specialiuosiuose planuose numatę ten tam tikras teritorijas prie mūsų upių. Tai sutelkus tam tikras suinteresuotas pusės yra tikslas kartu tam formate parengti strateginės plėtros gaires mūsų mažųjų uostų, vystymui Lietuvoje. Tai tikrai aš manau, kad negaliu pasakyti, kada tiksliai, bet tikrai turėsim tą visą viziją į priekį, kur, kaip, kada galėtų rastis, kas bus atsakingas už tam tikrą plėtrą. Ir manau, kad iki kadencijos pabaigos turėsim tą rezultatą ir turėsim kuo pasidžiaugti. Lauksiu aš ir turbūt reikia jau pradėti taupyti šiek tiek, nes transporto priemonė ne pati pigiausia, bet turbūt čia reikėtų irgi pasižiūrėti į mažąjį uostą ne tik kaip į ekonomikos galbūt regionuose tokią dedamąją, bet turbūt lygiai taip pat ir į pramoginį tą variantą, nes jeigu aš gerai suprantu, uoste būtų galima ir įsteigti buriavimo galbūt mokyklą ir kitą kokią mokyklą. Ir tai gali būti susitikimų vieta, ant molo galbūt. Mums labai patrauklu yra iš tikrųjų. Mes norime, kad atplauktų užsienio šalių piliečiai pas mus į šalį pasidarytų. Tai čia dar vienas iš Lietuvos vartų ir iš tikrųjų galimybė aplankyti mus ir pasidaryti. Taip, tikrai tos plėtros galimybių yra daug ir ne tik tai ekonominė prasme, rekreacinė prasme, pramoginė prasme, pritraukiant ir kitų šalių laivelius, tai tikrai matom tą poreikį ir kursim tą infrastruktūrą, kad jinai atlieptų tą poreikį. Kalbomis apie pramogas, apie šventinį periodą, kuriuo mes dabar gyvename. Ar turėjote laiko švęsti, ar gavote dovanų? Kokios tos kalėdos jūsų šeimoje buvo? Tikrai norėsiu daugiau skirti laiko šeimai ir artimiesiems, bet suprantant, kad toks intensyvus metas darbe, bet tikrai radau laiko ir labai džiaugiuosi šituo šventiniu laikotarpiu ir linkėdama visiems džiugių, laimingų švenčių, kartu sakau, saugiai keliaukit ir keliuose. O mes turbūt dar galėtumėm važinėti kokią valandą ir būtų apie ką kalbėti, bet dėja laidai skirtas laikas baigėsi. Tik aš tikrai galiu pažadėti, kad tai ne paskutinis mūsų pasivažinėjimas, mūsų su Luku ir tikrai susipažinsime ir pakeliausime ir su kitais susisiekimo ministerijos politinės komandos nariais. Ačiū visiems uždėmesi ir ačiū savo pakeleiviams. Susisiekimo viceministrei Doviliai Sujotaitei ir kolegai Lukui Paškevičiui. Buvo smagu važiuoti. Ačiū labai visiems. Važiuojam.